Labas, Andriau. Sveikas, Petrai. Štai vėl susitinkome su Andriumi. Noriu išbandyti jį. Kiek jis pasikeitė per 4 metus? Ar visi tie pažadai? Ir apie tai, ką mes kalbėjome, ką reikia nuveikti, yra padaryta. Andriau, klausysimės, kalbėsimės. Andriau, aš žinau, kad pats esi entuziastas ir iš tikrųjų aktyviai veikiantis Seimo narys pasaulio lietuvių bendruomenėje ir apskritai tuose reikaluose, kurie susijęs su mūsų tautiečiais, jų teisėmis ir galimybėmis. Praėjo kadencija. Išskirk man, prašau, tai, kuo tu didžiuojas iš tiesų pagalvojęs apie savo darbus. Tai iš tiesų Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės bendroje komisijoje lituanistinių mokyklų ženkliai didesnis finansavimas tam, kad kiekvienas vaikas gyvenantis užsienyje turėtų galimybę mokytis lietuvių kalbos ir neprarastų ryšio su tėvyne. Labai svarbu. Taip pat priėmėme įstatymo pataisas ir pakeitėme konstituciją, kad daugiau nei vienas vaikas, kuris gyvena užsienyje ir gimsta lietuvių šeimoje, neprarastų Lietuvos pilietybę įgydamas kitos šalies pilietybę. Sveikinu, puikus dalykai. Ir visų pirma, lituanizmas ir pilietybės nepraradimas yra tie dalykai, kurie iš tikrųjų traukia žmonės sugrįžti, galvoti apie Lietuvą, dirbti ir panašiai. Andriau, buvo gera pasikalbėti ir dar kartą įsitikinti, kad tu laikaisi savo pažadų. O man tai yra svarbiausia, nes pasitikėjimas žmogumi nuo to ir prasideda. Atsiminkite, spalio 13 dieną jūs turite gerą galimybę balsuoti už Liberalų sąjūdį ir Andrių Bagdoną. Numeris 5.